Ar abidvi mane girdit? Girdžiu. Gerai. Labai gerai. Super. Išjauskit savo kūną, ką jaučiat. Ypač saulę, ką jauti kūnelyje. Aš tai negaliu atsipalaiduoti. Širdis daužosi. O, labai daug. Bet kai skaičiavai, Mhm. tai aš atsidūriau tokioje erdvėje, kaip kažkoks kaip akvariumas ir toks tamsiai mėlynas vanduo. Oho. Ir saulė kažkokia prieš mane, kažkoks kaip blynas. Nežinau, ar saulė, ar mėnulis, ar kažkoks blynas. Ir Aha. aš nardžiau prie to stiklo kažkaip kaip akvariume kokia. Oho. Aha. Ir ten likai ar kažkaip peršokai kitą? Jo, aš kažkaip peršokau virš, kažkaip atsidūriau lyg kosmose, bet apačioje lyg matau vis dar tą akvariumą, ar vėl sugrįžtu į jį. O, aha. Gerai. Gerai, visų pirma. Per Aha, paskutinį sakyk. skaičiavimą. Ir tavo patį jau čia visai jau, žinai, įeinant į hipnozę. Mhm. Toks jausmas, kad irgi esu vandenį. Ir taip iki pat akių beveik, žinai, va, taip pasinėrus į vandenį. Kaip jinai taip pasakė, taip įdomiai kažkaip taip surezonavo. Mhm. Kažkoks vanduo, ne tai ežeras, ne tai kažkas, tai žinai, negaliu įvertinti tas. Aha. O ta saulė, kur tu sakei šviečia, tai man dar Emilijai skaičiuojant, man čia visokie, žinai, jau man einant, dar kalbant, kad eisim į hipnozę, man jau čia visokie šokinėjo, žinai. Tai man toks buvo momentas, taip pagalvojau, kad ilgis su prožektoriu labai šviečia stipriai mane, žinai. Ar negalėjo ten būti prožektorius toksai? Galėjo, labai primena. Kažkaip, va taip, ir aš tada, žinok, dar tu skaičiuoju, o aš jau galvoju, nepasiduosiu, jau aš pradėjau krištolinę tokią kažkokį tai burbulą aplink save kurteliuotis, taip iš tokių mažų, žinai, kaip aš to paskui, taip susieina tokios dalelytės, kažkaip formuojasi, ne? Tai aš tokį pradėjau aplink save kurti apsauginį. Nu Tai va, va tą, žinai, tą prožektorių galvoju dar šviesti į veidą, kad negalėtum, žinai, atsipalaiduoti. Taip, gerai, dabar kiekviena iš jūsų savo ašyje, savo centre suakumuliuojate energiją į tiesiog tokį koncentratą energijos ir paleisit tą energiją kaip bombą į visas pusės, susprogdinsit visą tamsumą, visus ten tos prielipas, kurie neleidžia atsipalaiduoti ir panašiai. Prasimušat šiek tiek savo erdvę. 3, 2, 1. Jeigu reikia, dar kartą tiesiog save prasimušat, kad būtų lengviau dirbti. 3, 2, 1. Iš centro energiją sukūpėt ir paleidžiat į visas pusės. Ar pavyksta tai padaryti? Jaučiu, kad šaudau į visas pusės. Labai gerai. Aš irgi galvau, kad šaudau, bet pagalvau, kad dar esu kažkur tenai. Tai Mariose, baloj, kaip sakai? Gerai. Aš irgi jaučiu, kad aš ten kažkur netoli vandens, man vis rodo tą vandenį ir tą lempą. Gerai. Gerai, jūs tiesiog save dabar prasisprogdinat ir užsidedat apsaugas. Gerai, tojo savo kūrybą, kiekviena prisideda daug visokių apsaugų, šarvų, kaip tik norit. Užsimeskit ir nematomumo šydą kokį noris, kad jūsų niekas negalėtų matyti. Ir eisim nagrinėti erdvėse, kurią jūs patekote. Negeras jausmas, žinai. Negeras. Viskas gerai. Išjungiu emocijas. Suskaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir išjungiate abi emocijas. 3, 2, 1. Visiškai ramiai, šaltai žiūrit į situaciją. Niekas jums nieko ten negali padaryti, ten laiko nėra. Jūs esat visiškai saugios. Ramiai. Saulė, tau pavyko daugiau šiek tiek atsipalaiduoti, ar tas vis dar trukdo? Jau geriau. Jau šiek tiek geriau, tada gerai. Gerai, tada žiūrim, kas ten yra per erdvė.
Visų pirma, jums klausimas, ar jūs esat toj pačioj erdvėj? Taip arba ne. 3, 2, 1. Nu, man tai taip eina, kad aš galvoju, kad Aš aš gal irgi jaučiu, kad tai. saulę gal net už rankos galvoju, lyg paėmė, nežinau. Mhm. Tai dabar suskaičiuosiu nuo 3 iki 1, jūs susiraskit vieną kitą. 3, 2, 1. Tiesiog pagal vibraciją vis tiek viena kitą pažįsta, tiesiog išsiunčiat tokį vat, intenciją savo duodat, savo vat, į mentalą, kad tokią komandą, kad viena kitą susirastumėt toje erdvėje, šalia atsidurtumėt. 3, 2, 1. Aš tai matai dar nieko nematau, tai Tai tu tik per išjungtimą sakyk. jo, man tiesiog vienu Man momentu mes susikabinam rankom, man tai pasirodė. ne, tu gal geriau pamatysi, nes aš tada jau, kai jau buvau tam vandenį, kažkaip, atrodo, aš tave susiradau pačiu už rankos. Toks buvo jausmas. O prieš tai saulė kažkaip buvo likęs vienu veidas išlindęs, bet kažkas buvo ne to kažkas buvo ant veido. Mhm. Ar kažkur tai ar ant plaukų, ar ant ausų kažkas buvo ne to. Tai O gal ten tiesiog ant jos yra kažkas dabar užėjęs, kad tau gal, net. jo, žinau, gali būti greičiausiai, kad tu. Gerai, bet esmė dabar tame, kad jūs vieną kitą susiradot, susikabinot už rankyčių ir Laukia, reikia jai nuimti nuo pečių, paklausė. tu dabar ją matai prieš save? Ta prasme, kai tu paklausė, gal čia ne jinai, čia ant jos gal kažkas yra, jo, ant jos tupi ant pečių, žinai. O kas ant jos tupi, kokia būtybė? 3, 2, 1. Velnys tupi. Vilnys. Tai jau euras. Aha. Gerai. Saulė, tu jį gali identifikuoti? Nu, ar jis raudonas toks? Kažką raudono. Man tai nematau. Ta bjaurumą, ta Kaip matai jį? Negirdėjau. Kristina. bjaurumą, ta. Negirdžiu, vis tiek nesuprantu, ką sakai. Nu, toks bjaurus, toks, supranti, taip ant kojom atsitūpęs, taip ant pečių, ant galvos. Tai vat. Aha. Kada jis jai čia užšoko? Ar negalėjo būti vakar? 3, 2, 1. Ne. Ne, čia iš seniau, ne? Vakar nebebruoja. Aha. Tačiau Kaip sakė Saulė? kada šoko aš nejaučiu, nežinau. Negalėjo būti per joninių naktį. 3, 2, 1. Gal tada, kai buvom prie vandens. Nu, aš kaip. Prie vandens. O ką jūs darėt prie to vandens? Mes ten vaikščiojom ir išmetėm vainikus ten. Man iš karto atvedė prie vandens kažkaip. Aha. Ir man Prie Nidoje prie vandens. labai tamsus vanduo buvo. Jo, labai ten buvo nejauku būti. Labai nemalonus jausmas, ane? Mhm. Gerai. Mums reikia išsiaiškinti, kodėl jisai ant jos, kodėl jis ant jos užšoko. Man tas velnys, jo toks įvaizdis yra nuo tų bažnyčių, gotikinių bažnyčių, ten kur būna fasaduose, tokia vaizduojama. Gorgojos tas? Visokios flurijos, visokie kažkokie, ne tai hienos, ne tai kažkas. Man kažkaip vaizdas iš ten. Tai čia taip biškai neaišku, ne dabar, iš kur jisai čia taip. Čia prie vandens, bet jisai kaip tas. Jinai kaip pasakė prie vandens, bet aš nejaučiu, kad tada užšoko. Arba tiesiog jo toks įvaizdis man iš tų ateina. Nu, žodžiu, bet Saulė turi kontraktą su tuo demonu? Turi, ateina atsakymas, turi. Nu, tai tiesiog viskas, naikinamės tą kontraktą. Pareikalauja Saulė šito kontrakto su demonu ir visų šio kontrakto kopijų per visas dimensijas, egzistencijas, laiko juostas ir energetinės erdves. 3, 2, 1.
suplaukė, taip kažkaip man rateliu, tai jo kontraktai suplaukė, ratelį kažkokį matau ir dega tas ratas. Gerai degintų jas visus. Aha, man irgi būna rateliais kartai. Kažkaip pagalvojau, kad gal irgi esu tokį mačias. Viską sudeginu, tos kontraktus anuliuoji. Aš jau žinok, jau kertu, žinok, tą velnis į cypę. Gerai. Eina jau, kad prasmės jau nuėjus. O gal tas velnys nuo tėvų peršoko tuo metu? 3, 2, 1. Negali būti, kad tėvai pagalvojo, kažkas pasiuntė intenciją ir atšaliavo. Ne, man atrodo. Nebeburuoja kažkas. Ne, kažkas kito. Tai drebas tamposi kažkaip. Drebulys. Kas darosi? Drebulys labai toks. Drebulys ima. Tai žinok, aš jau jį tau numušiu. Gerai, išmetamės dabar tą demoną. Jau pakapojau, žinok, jis toks jau žinok. Gerai, bet dabar viską reikia išmesti juodą skylę. Tai Saulė pati atsidaro portalą ir visus kontraktų likučius su visų demonu į portalą. 3, 2, 1. Saulė rankom taip energetiškai, taip čiūkš tokia energinį tokių. Tokį, žinai, rankas išties ir toks paliupsnis ir nustumėjim. Taip, aš visą laiką taip su rankom. Rimtai? O va. Gerai, šaunuolė. Ar tave vis dar tampo kažkas? Nu dabar ne, biškį. Aha. Truputį drebuliukas kažkoks. Gal dėl tos erdvės. Žinok, man kažkaip taip tokia mintis atėjo, čia gal ne kažkokius senesnių gyvenimų. Gali būti, ja. Kas taip? Neišgirdau. Iš senesnių gyvenimų, sako, gal tas demonas buvo. Ai, gali. Gerai, tada. Matai, man tai buvo kažkaip, kai pasakė, kad ant jos pamatė, aš tai kažkaip pamačiau taip kažkokią tokį medūzinį, želinį kažkokią ant jos galvos. Bet žinai, aš tai nesu. Gal, čia gali būti visko, žinai. Nes kaip pasakyti, tai man pirmas buvo vaizdinys, toks vandeninis, želinis kažkoks ant jos visos galvos, žinai, ausų kaip plaukai išdėti, kad tai galėtų būti priežastis dėl jos plaukų problemos. Vat man tiesiog atėjo pirmas toks jausmas, kažkoks toks melsvas, tai ne medūza, tai ne aštunkojukas, kažkoks toks įdomus. A nieko aš nežinau. Taip aš ir matau. A ne? Nu, ta prasme, ką Saulė, kaip Saulė atrodo? Ar Saulė ant savęs gali pamatyti? Pabandyk Saulė išsidalinti 2 dalis, ta prasme, pasistatyti save priešais ir tiesiog iš šono pasižiūrėti į save. 3, 2, 1. Išjunk emocijas, nereikia bijoti. Yra kažkas? Kažkas yra, bet aš nesuprantu, nes kažkaip, kai sakot, kad toks aštunkojis, vienoks ir man vis keičiasi vaizdai, gal čia mano vaizduotė, aš nesuprantu. Gal tu hologramą mėto keičia vaizdą? Gali būti, jo. O tu, Kristina, matai ant jos galvos? Tu pasakoji, tai kažkaip taip žiūrėjau, bet paskui man tokia mintis, kad pas ją yra kepurytė tokia kaip varpelis gėlytė, žinai. Nu. Tai vat, man paskui toksai vaikus. Tai nežinau. Tas velnys tai buvo nuo jo, o dabar nežinau. Ne. Aha. Nu, žodžiu, prašyčiau tiesiog tau. Kaip sakė Saulė? Kažkas yra, nes aš karatausi, drebulys labai stiprus. Kažkas yra. Duok signalą savo kūnui nurimti. Per mentalą duok signalą. Sakyk, mano kūnas nurimsta. Įsakau savo kūnui nurimti. Ir ramini jį. 3, 2, 1. Tiesiog paskleisk šviesos energijos, šildančios, tokios raminančios, atpalaiduojančios. Tiesiog pripildyk savo kūną tą energiją. Ir leisk ją nurimti. Tavo kūnas klauso tavęs, o ne atvirkščiai. Žinai, mes esam
bosai, taip sakant, savo kūno, savo erdvės. Nepasakyk, ar šiek tiek rimsta. Šiek tiek jo, bet vis tiek dar norisi drebėti. Ar yra kažkas konkrečiai, kas drebina tavo kūną? 3, 2, 1. Nelabai suprantu, man kažkaip kraujagyslės rodo kažkokie kaip medžiai, žodžiu, visą kūną rodo kaip kraujagyslės ar nervus gal čia rodo. Gal nervus rodo, ne kraujagyslės. Ar yra kažkokia medžiaga tavo kūne, kuris sukelia tau šitą drebulį? Taip arba ne? 3, 2, 1. Ne, jaučiu, kad ne. Čia. Tai kažkas darbuojasi, ne? Aš irgi, bandžiau, tukrytę aš bandžiau ją širdies kristalą pasukinėti, kaip tą rūbų kubą. Kažkoks taip, matyti ją, bet krūtinės viskas žemyn, viskas juoda. Pamatyti pirmą kažkoks juodas siluetas. Galvas tokia. Juodas siluetas, toks su ilgu juodu kažkokia apsiaustu iki žemės. Iš kur va taip spalvojasi žemyn. Matai tokį ant jos, ne? Ar čia yra kažkoks interferentas? Negera, labai negera. Išjunk emocijas. Gerai, kas čia yra per juoda energija? Ar Saulė yra jau užsikrėtus, ar čia yra joje kažkokia būtybė, dar kažkoks interferentas? 3, 2, 1. Būtybė, esybė. Aš ir jaučiu, kad būtybė. Ar čia demonas? 3, 2, 1. Demonas, biškį būtybė. Demoninės. Tik tikslaus negaliu pasakyti. Man kaip koks juodas magas, nežinau. O aš noriu sakyti, čia negali būti kažkoks koksai burtininkas, ar kažkas, tai žinai, nes kaip interferentas. Senovinis kažkoks drabužis, toks juodas. Vai. Palauk, reikia dėtis apsaugą, žinok. Dėkis apsaugas. Dar apima viską. Kristina apsidedė apsaugas labai stiprias. Didiniesi kelias dažnis, keli vibraciją. Saulė irgi, dėdės apsaugas irgi keliesi savo vibracijas. Kaip sakė? Emelytė, aš tave kviečiuosi. Aš palaukit. Kristina, tu mane kvietės, gerai, aš atskrendu. Atskrendu pas tave irgi su apsaugom užsidėjusi. Ką Saulė sakai? Kad išsididinau, kad nebūtų taip pasiduoti. Jo, pasididink tu, kad būtum, žinai, vis tiek jaustumės galingesnį už jį, pasikelt savo vibracijas aukštai. Ta prasme, labai, kad stipriai vibruotum aukštais dažniais, kad jie, žinai, jam būtų sunkiau su tavim. Nepatiktų. Bet prie viso to mes dar esam vis toj pačioj erdvėje, tokioj nelabai geroj, kuri man jinai atrodo, kad mes būtume netoli kopų, mariose, va ten vandenį. Vaizduoji, va kaip, va tu sakai, Joninės, ane? Tai va kaip keista, nes ten vyksta, ten žmonės tas žolės renka, vainikus pina. Va tavo kažkur vieta, prie to vandens gal ir toj vietoje, mes nelabai čia geroji. Gerai. Tai gerai, ta būtybė dar biškai gali palaukti, tiek metų buvo, dar palauks kelias minutės. Gerai, Saulė, kaip tu dar jauti tą vietą, ar tau čia vibruoja, kad čia yra Nidoje, mariose ta vieta? 3, 2, 1. Jaučiu, kad gali būti. Kaip jūs atsidūrėte, ar jūs pačias ten nuplaukėt, ar kažkas jūs ten įtraukė? Paėmė jūs ten kažkas įkalino, nuvedė ir panašiai. 3, 2, 1. Čia kažkaip gal su tuo sapnu susiję, kad jūs vandenis vis sapnuojat, aš galvoju, gal dėl to nuplaukėt. Įtraukė, man jo, va, kaip tu gerai sakai, nes įtraukė, man tas žodis tinka. Ir tu įsivaizduoji, jo, man būna sapnuoju, kad ir mariose ten
Marios yra kaip jūra ir ten bangos kyla. Wow, kai viskas čia susiriša. Jo, gali būti. Tai klausimas, ar čia yra įsikišęs interferentas į tai, kad jūs dabar esat šitoj erdvėj? 3, 2, 1. Yra net vindo mane tiesiog. Jo, labai bloga, žinai, kaip sukėlo. Ramink savo kūną. Kristina, ramink savo kūną, ramiai. Išjungia emocijas, viską nuraminiai. Sakai savo kūnui nurimti, prisipildi šviesos. Visos sulendam į vieną bendrą burbulą. Užsidedam tam bendram burbulę apsaugos. Mes esam 3. Galim pasikviesti šviesos karių. Kviečiame šviesos karius. Panagrinėti. Kaip? Nes aš kažkaip negaliu jūsų burbulą, man atrodo, įeiti. Mama, Kristina, padėktų jai, įtrauktų ją į burbulą. Tik saugot. Įsitraukiame Saulę kartu į burbulą. Į tam burbulę. Dėl to, kad tas magas laiko kažkokį ryšį. Tai jie į burbulą. Nieko tokio. Nieko tokio, mes išnagrinėsim čia kaip myslė. Niekur čia nereiks skubėti, viskas gerai. Man ne faina atskirai būtų jūsų. Tai aš čia tave įtraukiau, tu nejauti? Ai, aš nejaučiu. Man atrodo, aš tave įtraukiau. Tu viena dalim. Lyg ir atsitraukiu. Kažkoks ryšys lieka, žinai, ir tada toks siūlas, žinai, prie to mago. Mes galim išrišti greitai tą siūlą kažkaip nukirpti. Kas ten prie ryšys? Ten yra kontraktas? Kas ten? Ar ten yra kontraktas tas ryšys? 3, 2, 1. Jaučiu, kad jo. Jo, kažkaip yra. Ar gali šio pareikalauti tą kontraktą? 3, 2, 1. Jis laiko, jai neleidžia skristi, nereiktų skristi. Prisiriša, ne? Jo, ten sudemonėjusi tą įsibį. Aha. Saulė, reikalauk iš jo kontrakto. Sakyk, duok man mano kontraktą po galais. Kur aš čia pasirašiau, kad sutinku, kad tu mane taip laikytum. Nu, ką reikalauk iš jo? Saulė turi sparniukus, ne? Taip, tejytė. Tai neleidžia skristi. Saulytė, ką tu matai? Lyg ir ištiesė jis tą, kaip papirusą išsivynioja. Jis kažkaip iš už nugaros man. Aš čia nematau, jis man už nugaros, bet išsivynioja ir tas kontraktas kažkaip iš už nugaros. O tu jam įsakyk atsistot prieš tave, nes tu esi savo erdvės šeimininkė ir jis privalo po tavo įsakymą atsistoti prieš tave. Ir kuo tu labiau nori, tuo labiau jis įstoja prieš tave. Ir kuo labiau nori, sumažinki jį. Jo, gali išsididinti, gali įdėti narvelę, ta prasme, jis čia dabar interferuoja tavo lauk, tau neleidžia. Tai... Nu, ar ką man dabar daryti? Aš jį mažiuką padariau. Labai gerai, tai tu dabar tą kontraktą naikink, anuliuok, išsikviesk visas kontraktų kopijas, kiek jų egzistuoja, paslėptų per visą. Kas čia darosi, bet aš mažėju, tada jis didėja, jis mažėja, aš didėju kažkaip taip. Aha, dėl to, kad jisai spjaudosi, žinok, jisai spjaudosi kažkuom tai. Kuo jisai spjaudosi? Ir dar interferuoja, kas iš to į narvą, neužtenka, reikia uždėti kažką apsaugą, žinai. Kolbą uždėti reikia. Uždėkit kolbą jam. Dėjau jam kolbą. Aha, gerai. Saulytė, tu viskas... Naikink tą kontraktą, degink, anuliuok, išsikvieti visas kontraktų kopijas per egzistencijas, dimensijas, laiko juostas. 3, 2, 1, visus degini, pliauškini, sakyk, užtenka, nereikia, mane čia laiko prie žemės, matai, jisai koksai šustras. Nu va, viską meti juodą skylę su visu ten to magu. Pasirišusiu, ir viso, nebereikia. 3, 2, 1. Stumėt laukiai iš ten. Nusikerpi tą giją. Nusikerpi, nutrauki. Gali irgi kokį kardą išsitraukti, kirstą, kaip tau tik norisi. Atsiriši visiškai tu nuo jo. Niukai, pavyko atsikratyti? Taip? Saulytė, taip?
kaip ir kažkaip jis man čia dar vaidenasi. Aha, gal kažkas dar yra. Pažiūrėk, ar nuo pirštų nieko nereikia nusimti. Ar žiedo neturi? Kažkokie žiedai jo. Dėl to, kad man pasirodė, kad aš turiu nusimti, tai aš pagalvojau, gal čia jinai turi nusimti. Aha, nusidimk visus tuos žiedus. A, prie tų žiedų dar yra papildomų kontraktų. 3, 2, 1. Taip. Gerai, Jaučiu, kad išsišaukė visus kontraktus, kurie ateina kartu su šitais žiedais ir visas šių kontraktų kopijas per visas dimensijas, egzistencijas ir laiko juostas. 3, 2, 1. Mhm. Naikini visus tos kontraktus, degini, lupi visus žiedus lauk, degini ir žiedus. Viską kartu. Ir meti juodą skylę. 3, 2, 1. Manau, kad pavyko. Labai gerai, šaunuolė. Ar dabar jau pavyko atsikratyti šito mago? 3, 2, 1. Pavyko. Kaip saulė jaučia? Jaučiu, kad taip. Gerai. Kas tu jam buvai kažkokia pagalbininkė gal kažkada? Kažkaip labai įdomi situacija. Bet kažkaip, nežinau, ar norit truputį pažiūrėti. Turbūt nenori, nes man jis vėl lenda, kai nori pažiūrėti. Gerai, nežiūrim tada. Uždegtų jam bloką, kad nebereiktų. Aš žinau, kas irgi, supranti, krenta, atrodo į tą juodą skylę, tą bedugnę, žinai. Aš jau ir kardu nukertu tą sluoksnį su vėjiniu išmetu šiukšliadėžę. Bet dar kažkaip grįžta, ne? O, kažkaip jaučiu viską. Klausyk, ar jis nėra saulės kažko paėmęs, kažkokios jos dalies? Ar jis neturi, gal jai reikia kažką atsiimti? 3, 2, 1. Kažkokį kristalą lyg duoda, aš nesuprantu, ar man čia vaidenas. O kokios spalvos tas kristalas? Pažinės. Ar čia man holograma kažkokia? Ar ten kažkas ne taip? Nes tu jį smogi ir jeigu holograma, tai vaizdas keičiasi, jeigu ne holograma, lieka toks pat. 3, 2, 1. Ir paklausiu greitinius klausimus. Gerai, paklausiu, ar ten yra saulės kristalas. 3, 2, 1. Man taip matyti. Kaip tau saulė ten matosi? Nu, lyg ir taip. Tai gerai, pasimk tą kristalą. Nors man iš pradžių lyg kažkokia būtybė išėjo iš to kristalo, aš nesuprantu. Tu tą kristalą įdėk į tokią dezinfekciją, padaryk jam. Gali sukurti... Kaip sakei? Druskos krūvą kažkaip įkišu, aš taip pat. Gerai, kažkuri druską ir privaryk ten visokių valomų priemonių, padaryk ten tokią šviesios energijos dezinfekcinį skystą, tokį plazminį, žinai. Gali pakaitink su šviesos kokia ten ugnimi. Žodžiu, viską tu jam padaryk įmanoma, kad viskas iš jo ten išeitų, žinai, išdeg. Aš ten pagal savo prigimtis, kur moku. Gerai. Aha. Nu ir pasakyk man, kaip ten tas kristalas atrodo, kas ten su juo vyksta. Nu, jis blizga, dabar atrodo tyras, švarus, bet aš nesuprantu, ką jis daro. Ar jisai tau priklauso? Mes jau klausėme, ne? Jaučiu, kad taip. Aha. Lyg mano dalis. Gerai, tai tu... Kristina, tu praskenuok irgi, ar ten tikrai geras tas kristalas? Man kažkaip šviesu, kažkas man irgi šviesaus. atrodo. O kur tau norėtųsi įsidėti? Gal į širdį kažkaip, arba į pilvą.
Aš tiesiog galiu paskaičiuoti ir tu įsidėsi automatiškai pasąmoningai, kur jam yra vieta. Supranti, kas yra labai įdomiai. Jo, įsidėk, nes man įdomi labai suvibravo, kad aš norėjau jos širdies kristalų, žinai, sustatyti tas. O to nepavyko, ne? Ir tada man tos juoda ta išmėžavo, žinai. Ir dabar man atsakymas širdis. Man jo atsakymas širdis, laukiu, kol jinai pasakys. Gerai, tai Saulyte integruokis tą kristalą atgal į save, 3, 2, 1. Nes taip labai šviečia. Jo, labai gera, kaip viskas nušvito atrodo. Ir toks tyrumas labai švelnumas. Nu va, kaip gerai. Pavyko, jei. Geriau jautiesi? Jo, dabar aš kažkokia rožinė šviesoje atrodo. Rožinė tokia, kaip kriptas, žinai, vandens lėliai, žinai. Aš negirdėjau, kaip kas toksai. Ką aš sakiau? Aha, ką tu sakai? Aš sakiau, kaip vandens lėliai. Ai, jo. Kaip saulėje atrodo. Jo. Sakai vandens lėliai. Labai gerai, vibruoja. Gerai, pažiūrėk, Kristina, nebeliko ten tos tamsos, kur matėjai ant saulės? Dabar nieko nematau. Iš vis nieko, ar ant jos nieko neužmatai? Ta prasme, negaliu susikoncentruoti jos vaizdą. Taip, O tau kažkas trukdo susikoncentruoti? 3, 2, 1? Aš buvau sugrįžusi tą sapną. Supranti, kaip jis sakė, čia prie vandens, čia gal tas sapnas. Aš buvau sugrįžusi tą sapną. Kažkaip nepatinka man ta visa erdvė. Tada mes ją pradėjom valyti bet kažkaip neišėjom iš tos erdvės. Gerai, tai mes tada tą erdvę toliau nagrinėjam. Gerai. Galit pasikviesti šviesos karių, jeigu norit irgi pasižiūrinėti. Man eina sukurti tą burbulą, kad jis būtų švies. Jūsų apsauginė? Aha, o kodėl neišeina? Pabandykit, dabar susikabinkit rankom. Kas lenda? Joduliai. Iš kur? Iš aplinkos ar iš vienos iš jūsų? Nežinau, iš kur mūsų tą burbulą lenda. Ir kur yra ta skylė? Susiraskit skylę. Kodėl kažkas praleidžia? Nu, žodžiu, merginos, reik susijimti. Aš esu su jumis kartu, ten tam burbulė. Taip esi. Gerai, nu taip все, daro maginį burbulą, maginę apsaugą. Tokį. Kaip sakė? Toks jausmas, kad išstūmė tą juodulį, kas ten lenda. Tai mintis, gal aštunkojais, žinai, Aštunkojais lenda? Bet aš lik išstūmiau, tai nežinau. Gerai, ir viskas, aš užsicementuojam baltą magiją. Ležinu, aš išstūmiau. Nieko, dabar užsikraunam visos kartu, 3 susikabinam rankutėm ir užkeliam vibracijas tame burbulę. Aukštas vibracijas, ta prasme, ten tokia deginanti energija, ten visiška absoliuto energija, balta, viskas tiesiog lydosi, jokiem interferentam nėra šansų. Tiesiog varom, keliam toliau dažnis, plečiamės tą energiją per visą savo burbulą, užsipildom pilnai visus kūnus, išsiakumuliuojam visą šitą. Išsivalom, išsidezinfekuojam. 3, 2, 1. Man dabar vėl tas vaizdas pasaulio, ausis kažkokios. Kas pas jas ausis? Kodėl tu iš vis jos ausis matai? Aš nežinau. Aš nežinau, man tokios kaip mes tai pasididino, mes susikabinom rankom ratuku, tai 3. Čia, kol pradėjai pasakoti, jau mes čia išsprogdinom, žinai. Tada jos ausis, tokios didelės ausis, kaip zuikio ausis, bet nusileido žemyn. Prašau. Saulutė, kas yra, nežinau, kaip vėjos atrodo.
Ką sakai? Ką Saulė tu sakyt norėjai? Aš nieko, aš nežinau, sakiau. Aš tai nejaučiu tų ausų, nežinau. Kristina, pas tave nėra akinukų holograminių uždėtų 321? Turbūt, gal tu man gali nuimti su sakinius. Gal pas mane yra akinių. Žemyn. Pati vilk visus sakinius. Gal jinai mato, žinai, kad aš turiu to sakinį. Ir Saulė ir pas Kristiną yra akiniai 321. Man tai kažkokie žali akiniai atrodo. Aš lik nusiėmiau. Nutrenki juos. Ja, išmetat juodą skylę. Ir prasiskenuojam Saulės ausytas. Ar ten yra kažkas? Ar nieko nėra? 321. Kokios pas fėjas galėtų būti ausys? Visokios. Kokios smailos. Gal jos turi kažką? Gal didesnės tokios kažkokios gali būti? Gal ir gali būti. Gal ir gali būti. Ar čia man prilipdė kažkas kažką? Nu, gal jie čia tikrai padarė. Praskenuokit, ar šitos ausys 100% pagal DNR priklauso Saulei, kaip kosminiai būtybei. 3, 2, 1. Taip ar ne? Nu, aš tai nesuprantu, nes aš jų ir nematau. Tu matai pas O save. koks tau neina atsakymą? Atsakymą tau neina? Ne. Neišmeta nieko. Man irgi, žinok, bet toks jausmas, kad gal pas ją kažkokios ir yra tos ausys kitokios. Ir gerai, privalumas. Ir viskas, gal nebesigilinam tiesiog, jeigu. Jo, gal Tiek nieko jeigu neskenuojat, kad čia kažkas būtų kažkas blogo, tai gal mes kažkaip pajaustumėm, žinai. Arba dar ne laikas pajaust. Gal tam viskas gerai, gal pas ją tokios įdomios ausytės, bet tai nezuikė, gal tiesiog biški tokios. Ne. Pailgintos, kaip būna pas fėjukės, žinai. Jo, gal taip, nes aš nelabai galiu. Tai aš nematau vaizdų, man kartais toksai kažkokie flešai tokie, žinai, jausmą. Ramiai, einam toliau mes tą erdvę analizuoti, kas ten vyksta toj erdvėje. Ar čia iš tiesų ta eterinė erdvė kažkokia yra pas mus Mariose? Ar čia matot visai kažkokią kitą erdvę, kažkaip susiriša? Ar čia sapnų erdvė, ar čia iš tiesų yra kažkas vyksta pas mus Mariose? 3, 2, 1. Iš karto labai negeras jausmas ėjo. Ir kaip sakai, ir čia eterinė man, žinok, yra atsakymas iš kaip jo. Eterinė mane. Gal kažkas padarė juodą magiją? 3, 2, 1. Tai nuo žodis portalas. Gal kažkas. Kaip sakė Saulė? Ai, portalas sakėt? Aš sakiau. Aha, portalas. Ar kažkas gal burtavoja prieš joninių naktį prie Marių? Kad gali būti. Aha. Dar prieš tai buvo. Saulė gali pamatyti, gal, žinai. Nu, tu nedėt. Ne, sako, gal tu gali pamatyti. Kristina, klausyk, nesvarbu, jeigu Saulė ir geriau mato negu tu, tai tu dar nedėk visko jai ir matyti. Gerai, pati skenuok informaciją. Ir tiesiog sakyk kiekvieną savo išjautimą, nes jūs skirtingai mato. Man pykit pradėti. Nes aš galvoju, gal čia net ne pas mus, bet gali būti, raminkis, gali būti kitam krante kažkur, kad gal padarė kažkokius burtus tiesiog į tą vandens telkinį. Aš tai jaučiu, kad šitam krante. Šitam krante netgi darė? Voi. Iš kas čia per raganos pas mus? Kaliningrade? Man ateina mintis yra susijęs su Kaliningradu, čia nori kažką tai užsukti pas mus. Palauk. Gerai, tai kokios tautybės čia tos raganos buvo? Ar čia buvo rusų, ar čia buvo lietuviai? Kas darė burtą? 3, 2, 1. Nu jo, rusai man ateina dabar. Labiau vibruoja.
man atėjo mintis, kad čia noriu užsukti tą peklą, kad susiję yra su Kaliningradu, kad būtų kažkokie tie konfliktai ar kažkas, tai supranti. Bet tai pas mus? Neramybė kažkokia. Ta prasme. Kai būtų Nes neramybė. mes esame arti Kaliningrado. Taip. Taip. Tai jie nori pas mus tos konfliktą čia atnešti prie pat sienos 3-2-1. Taip. Saulė taip atėjo? Liūdna pasidarė. Kristina, išjung savo emocijas. 3-2-1. Taip. Ramiai, nepergyvenk jėtų. Panorėjo, tai dar nereiškia, kad ir išsipildys. Ramiai. Aha. Aš jau jausmas, kad įmė. Pasikviečia šviesos karių. Abidvi. Dabar išleidžiat intenciją į kosmosą šviesos kariam atskristi pas jūs, padėti šioje situacijoje. 3-2-1. Ir papasakokit, kas atskrido, kaip atrodo, tiesiog bet ką manote. Aš jaučiu, kad gal Sirijai kažkokį mėlyną, jaučiu mėlyną. Taip, aš Inga, man pirma mintis buvo, kad reikia Ingą kviesti. Yra Sirijos. Ir paskui gal ir Sirena. Ir ta prasme, jaučiu, kad Inga sunerimo. Gerai, ir rodykit, gal ir Orionai kokie atskrido irgi kartu. Sakė kariai kosmos. Ne. Nesvarbu. Gerai, ir tiesiog rodykit, kad kokia situacija vyksta. Toks jausmas, kad čia ne portalas, ten yra vandeninis kažkoks kosminis, kažkokias švieselės. Kažkokias, nežinau. Bet man pradžioje žodis portalas, o dabar man kažkaip atrodo, kad ten yra. Kokios ateivių rasės kosminis laivas? 3-2-1. Nežinai? Dar paskaičiuok. Kokios ateivių rasės kosminis laivas ten yra atskridęs? 3-2-1. Gal drakai. Gal reptai? Drakai. Neradau žodžių, ėjo tas militarai. Militariniai Čia reptai. labai nuimk, jau čia už tikrą pinigą neimk man. Labai tiek, kad labai negera, ta prasme, ta energija ten tokia yra, taip nemalonu. Negeram, aš drebu, sakau, iš tos erdvės. Toksai, žinok, jausmas kaip kanalizacija. Raminkit savo emocijas, tiesiog visą savo kūną, viskas yra gerai. Ramiai, jūs esate tik kaip šnipai čia. Nieks jums nieko čia nepadarys. Ramiai. Aš suprantu, kad jūs skenuojate tą vibraciją. Taip, aš irgi išjaučiau, man iš viso, kai mes kopose buvo, man buvo iš tiesų irgi keista energija ir aplamai, kai būnu kopose pastaruoju metu, atrodo, kad virš tų kopų kažkas yra. Tokios yra energijos tenai. Ir taip ir vakar tikrai buvo labai, labai nemalonu irgi būti prie marių ir visas tas oras labai, labai nefainas ir tas migdymas atrodė, kaip mes kalbėjom, kad netgi specialiai migdo kažkas. Specialiai migdo. Paleisti tokią. Ir tų debesų krūva vos nespecialiai tam, kad ten, žinai, slėptų tuos laivus po tais debesimis. Irgi, žinai. Nesupranti, aš sapnavau, kad kyla tokia staiga, sukyla tokia banga didžiulė. Ir supranti, man tokia jausmas, kad ten per tas tokias, nežinau, ar čia mano visiškas fantazijos. Ramiai, jeigu tu abejoji, tai vadinasi, tokias bangas, tas va tokia didelė banga per tą bangą įėjo į tą vandenį. Ir kažkokia didelė banga eterinė ir dvėjėjo į vandenį, įlindo. Aš sapnavau, supranti, žiūri, į horizontą marių ir taip, tai kaip tokia kyla banga, žinai.
aš pasakau, kad aš mačiau močiutę maudos ir liks kęst pradėjo, žinai. Tai kaip jinai pasakė, kad po sapno, aš iš karto atsidūriau ten toj pačioj grinai vietoj, sapno vietoj, žinai. Aha. Ir man dabar va toks jausmas, kad per kitą bangą kyla, tas laivas, tai yra jam būdas įeiti tą vandenį. Mhm. O tai tas laivas jau yra tame vandenyje, ar čia jis dar ketina taip įeiti? Kaip man dabar reikia tą suprasti? Ar tas laivas jau yra po vandeniu? 3, 2, 1? Yra. Yra jau, ne? Tai tu ir matei tada tą vaizdą, nes sapne tau parodė pasąmonę. Aš to grinai nemačiau, aš mačiau kylančias bangas, žinai. Nu taip, bet tau pasąmonė tiesiog kažkaip va, taip signalizavo, bandė perduoti kažkokį va, tavo informaciją į tavo sąmonę. Sąmonę. Bet ir aš mačiutę savo sapną. O tu pažiūrėk. Ką sakė Saulė? Apspito velniai mane. Nieko, kirsk smūgį, dėk apsaugas. Tu gal išsigandai, pasižiūrėk, ar tu išleidai kažkokią baimę, 3, 2, 1. Man tiesiog, jo, tokia nemalonė ta vibracija, žinai, ir jie atėjo. Žinok, aš jau kartau jos visus su kardu. Žinok, aš taip jos apvinioju, jie man taip prilimpa kaip snargliai prie kardo. Gerai, išsirkit, susirkit. Žodžiu, žinok, nukirtau jos su to kardu iš karto aplinktame. Kaip tu tik pasakei, jūs tik pradėjot kalbėti, aš jau jos visus nukirtau. Ir taip nušluoščiusi juodas skylę. Gerai. Pavyko, ne viską sutvarkyti. Išsirkit visus ten likučius, kiek yra likę. Saulė tiesiog sirbliuką pasistatai aplinkui. Ir matyti paskilę. Jo, aš su sirbliu ir dariau. Gerai, šaunuolė. Ir tiesiog išjungi emocijas, pasikeli vibracijas, apsisodini gėlyčiai, jeigu nori ten tam savo burbulę, kad tau, žinai, nepaveiktų tiek stipriai. Tiesiog vibraciją reikia laikyti, aukštą vibraciją ir viskas, tada nieks jūsų nepasieks. Aha, nu tai žodžiu, man Kristutė. Aha, dar Saulę pažiūrėjau, tai jinai kažką tai tokia turi, tą energiją tokią. Aukštą. Tokia kaip šviesa, va tokia lasdanti ta energija, tokia kaip ugnisdė, kaip kažkas tai tokio. Tai va tu taip link save tą energiją taip plėsk. Plėsk ir, žinok, prie jos negalės prie tas net prieiti, pasidaryk didesnį savo ratą. Ir tiesiog jie net negali tavo tą lauką įeiti, jos degina iš karto. Antaliai. Vaikyk ratą. Savo esį. Sugrįžki savo esį. Tapuk savim. Va, matai, kaip gerai nuskaitė tavo energiją. Tai va, tiesiog va, ir laikyk tą energiją, tokią plėsk ją, pasidaryk va, tokį savo lauką, tokį degantį, kad ne vienas demonas negali prilysti, sudegs. Gerai, Kristina, aš tau noriu pasakyti, o tu praskenuok, ar tau močiutės neprikišo kaip šiaip tiesiog, kad sukelt emocijas. Gal tau ten tik buvo padaryta iliuzija hologramą. 3, 2, 1. Tu apie savo močiutę kalbi, mano mamą. Nu, tu sakai močiutę, matai, pasimaudančią. Ai, nu jo, mano mamą. Nu, tai Gerai, dar gali paklausti. Tai pasižiūrėk, ar jinai tau nebuvo pakišta kaip holograma, ar ten iš tiesų tu kažką apie ją išjautai. 3, 2, 1. Hologramą. Kažkaip man vibruoja žodis holograma, bet aš tau sakiau, kad aš dar tame sapne buvau mano mirusių močiutė. Gerai, o ką mirusių močiutė tame sapne? Man atėjo mintis, kad jinai, ta prasme, man žinią tokią davė. Ai, kad jinai tau perdavė tą žinią? Jo, kažkaip, dėl žinutės. Apie tos vandenis? Apie kas ten? Kažkat, jo, kad nu, ne konkrečiai, žinai, čia viskas būna perkeltini. Nu, taip. Ar kad įspėjimas, ar kaip. O tai jinai mato ten iš to savo erdvės, kur jinai yra iškeliavus, mato šitus dalykus? 3, 2, 1. Taip, manai. O tai jinai nesireinkarnavo dar kol kas?
Atgal. 3, 2, 1. Nežinau. Lik ir ne. Ir ne, dar kol kas ne. Aha, ilgokai laiko praėjo. Mhm. Tai jaučiu, kam labai pavargsiu. Kaip sakei? Labai nuvargsiu per tą gyvenimą. Reikia daug regeneruotis, ane? O pažiūrėk, jinai iš vis yra portalė. Nėra, kad kažkur prisikabinusi. 3, 2, 1. Kaip nenorėjęs išjaučiu, žinai. Pavyks, nepavyks, viskas gerai. Nespausk savęs per daug. Kažkokioj kitoj erdvėj man taip ateina, žinai. Man tik tokia mintis atėjo, kad aš dar ją galiu nusiųsti burbuliuką. Burbuliuką? Tai nusiųsk. Nusiųsk į burbuliuką. Gerai, nu tai ką mes ten su tai šviesos kariais toliau? Klausykit, turim išrišti šitą situaciją, visą šitą erdvę. Aha, tai jie čia nori daryti konfliktą. Dar aš nepabaigiau, man dar kažkaip minutė atėjo, aš dar apsikabinau. Kažkaip jos vaizdas man atėjo, šitai būtų kažkoks pasilgimas, žinai. Kad jinai tavęs pasilgo? Kada aš gal jos pasilgo, manęs kažkoks gavos mūsų susitikimas. Ir vienu žodžiu, aš į burną kišu kamuoliukus, žinai. Aha. Rimtų tą informaciją, turiu visų savim dirbti. Tai tik nuramink širdelę, emocijas išsijung gerai. Nėra čia ko graudentis, žinok, visiškai nėra ko. Ramiai. Ramiai, tiesiog išjungia emocijas 3, 2, 1. Duodavai jie informacijos, ne, taigi... Ir aš jau ją tą portalą atidarau, man visada tie portalai būna tokiais laikikai portalai. Aha. Ar ne jame buvo, ar kur nebuvo, nežinau. Nežinau, ne. Nu, teglai ne portalą. Kokį portalą jie atidarė? Tokį šviečiant. Gerai. Gerai tada. Nu ir viskas, išlydėk ją. Toks jausmas kažkoks prisikabinimas. Prie tavęs prisikabinio? Kaip reikia išeiti, tai prasideda. Oi. Saulė, ką tu ten matai? Neužmėgai dar? Ne, aš kažkaip atskirai prie tų kopų dar su tai šviesos kariais kažką. Gerai, nes į ten prie šviesos kariai, ten jau stalo pasidėjo, žinau, kažkokios strategijos. Ten Gerai. Kuria strategija. Tu, Kristina, greičiau Gerai, girdi. Saulė, gali biški man duoti pliūpsnį savo tos ugninės tos energijos ant mane, žinai. Duok tą pliūpsnį, užsitraukti intenciją, attraukti. Duodu. Ryšių. Tuo labiau aš noriu, tuo labiau išėjau. Ar pavyko, Kristina? Atsikabinti ją. Tu jai draus, sakyk, aš tau draudžiu. Išskrenda debesėlis, išskrenda, taip lyg taip tolsta, tu Saulė man pilktum, žinai, maksimumą deginimą. Iškepk tu ją. Matai, nesusitvarko visiškai. Taip pilu, aš dar nesustoju. Gerai, aš kaip pradėjau linksmai jaustis. Tai kaip man staliai veikia, nu. Nepiknaudžiauk energiją. Atsisveikinai su močiute ir viskas, ir pasiėmėt Saulytę už rankytės ir grįžtat prie šviesos karių į kopas, nes pastovi trukdžiai po trukdžių. Tai ten atvykstam, tai ten. Grinai, žinok, nu. Aš kažkur į jūrą įkritau, nežinau kodėl. Jūrą įkritau. Mes abi, man atrodo, į jūrą įkritom jaučiu. Gal apsiprausti truputį, apsišvarinti. Ar gera tai jūra? Nei gera, nei ne. Kažkaip jaučiu, kad nelabai.
Tai jūs skriskit prie tų šviesos karių. Davai. Suskaičiuosiu nuo 3 iki 1, grįžtat į kopas, kur visi šviesos kariai. 3, 2, 1. Grįžtat ir žiūrim situaciją. Kokia ten vyksta situacija, ką mes galim padaryti. Iš viso būtų įdomu sužinoti, kas užsakė visą šitą situaciją. Ar galite pažiūrėti, kokios šalies kažkokie atstovai, arba tiesiog iš kokios šalies buvo paduotas užsakymas, pradėti kažkokį sukti, kiršinti konfliktą tarp Rusijos ir Lietuvos. 3, 2, 1. Būtent šitoj teritorijai. Jo, tu pasakei, aš jau man atėjo čia militar, karo galiogulorų. Taip. Matyt, kokia šalis čia nori to. Kokia valstybė čia kišasi. Ar čia patys rusai kišasi, nori kiršinti. Kažkas, ta prasme, iš Rusijos. Aš tai galiu pasakyti, kiek man veidas. Sakyk. Bet aš nežinau, kiek čia mano protas buvo prieš tai spėjo įsijungti. Sunakis. Riši Sunakis. Nesupratau nieko, ką pasakei ką tik. Aš nežinau jų. Gerai, tau kas nors išlenda, arba tau vibruoja atsakymas man. Pasakysiu. Pakartot vardą. Riši Sunakis. Aš tai nesuprantu, ką tu sakai. Jie vibruoja, bet aš nežinau, kas čia. Premjeras. Jis yra premjeras. O kokios šalies? Pirmininkas. Kokios šalies? Jungtinės karalystės. Nežinia. Bet man tai, žinokit, atėjo tokia informacija, patikrinkit, kad nori padaryti konfliktą va šitoj mažoj teritorijoje, nes pas mus čia maža ta žemė, tarp Rusijos ir Lietuvos, kad galėtų įžiebti didelį karą. Ar gali būti taip? 3, 2, 1. Iš karto tai. Kaip Iš karto nuo pat pradžių, kai pamatė mane. O taip ir vibravo? Riši Sunakis man taip suplojo, žinai, taip. Ir taip, žinai, kaip dainininkai taip rankai ištėsi pirštą. Tai kaip tu čia supratai? Nes man tai, žinai, visas tas scenarius, kad, ta prasme, žinai, kaip prieš pirmą pasaulinį karą, mažos kibirkšties, kad įžiebtų kažką didelio, tai man čia atrodo, kad tarp mūsų ir tos šalies konflikto reikia vienos kibirkšties, nes tipo įtampų ir taip labai kyla. Ir jie čia pasirinko būtent šitą punktą tokį, žinai, labai patogų, nes čia ta siena yra ir visa kita, kad kažką tokio padaryti lengviausia. O jėtų, žodžiu, bet niekas, pažiūrėkit, nepavyks. Galime pakeisti visas tas laiko juostas. Tai va, ką dabar, žinai, aš žiūrėjau, ką dabar šviesos kariai darys. Ką mes galim padaryti? Ką mes galim padaryti? Mes turim tą visą tą laivą susprogdinti. Gerai, tai mes tada kviečiame tuos šviesos karius visokius, kurie galėtų mums padėti susprogdinti šitą laivą. 3, 2, 1. Ir darom misiją. Sprogdinam tos militarus. Kviečiam pačius šustriausius, visokius karius, samurajus, Sirijus, Orionus. Atvaro magai visokie irgi. Darysim tvarką. Didelė chebra susišaukėt. Visus telepatus kviečiat. Rodot visiems situaciją, pridarom pilną informacinių burbuliukų, programuojam informacinius burbuliukus visiems prabudusiam ir į telepatiją einantiems žmonėms siunčiam šitus burbuliukus. 3, 2, 1. Skleidžiam žinią per visą pasaulį, ką mes čia užčiapiam, kad nori tą karą įžiebti. Ir iš viso reiškiam savo laisvą valią ir sakom, jokių karų, visi garsiai. Taika, mes draudžiam bet kokį karą. Draudžiam, visi kartu. Kai mes visi kartu čia taip uždrausim, kadangi vienas prabudęs, kaip ten atstoja energetiškai 50 neprabudusių, mes turim tam tikrą persvarą, žinai, gauti. Visi lietuviai, visi, kuriem rūpi, visi rusai, kurie nori taikos, mes visi
dabar visi šitie šviesus atsistojam visi kartu ir pareiškiam, kad norim taikos ir draudžiam karą. Draudžiam karą. 3, 2, 1. Ką jūs matėt? Aš tai girdžiu, kaip chorų kartojam visi, mes nesutinkam. Ir kažkaip pliūpsnis ėjo į tą laivą ir užsidegė ten. Viskas mačiau. Nuo tos intencijos? Taip. Nu va, labai gerai. Ką, Kristina? Kaip tu pasakojai, vis greta būti, kad vienas matas kaip ėjo, taip tą laivą, žinai, lasdą, kai tu pasakei, kad ir rusus kviečia. Tie, žinai, šviesėjimą, kažkaip. Rusiškai žodis yra blogatyriai. O tokie yra iš pasakų personažai, tokie labai stiprus, galingi, geri vyrai, švies, kaip karžygiai iš gerda, ten, tarkim, savo intencijas, tokie jie kaip milžinai man pasirodė. Suprantate, tai didžiuliai, nusiminti irgi tą intenciją. Ir balandis, kai nori taikos balandis. Kaip sakė, taikos balandis? Kur tu jį ten pamatai? Ar tau tiesiog kaip simbolį išmės? Skrido virš marių balandis. Gerai. Aš matau, kad dabar ta jūra šviesi, tos marios. Aš noriu, irgi toks jausmas, kad viskas nurima, nebėra širdį. Pablogumų tokių, žinai. Jo, labai gera, dabar geras jausmas. Ką galima šiaip visą tą teritoriją paimti, visą Kuršių neriją, ir ypač aplink sieną, bet ir visą Kaliningradą tuo pačiu. Ir gal mes galim kažkaip sukurti energetinį tokį lauką didelį, tokį taikos, meilės, gėrio, energijos pilną, kaip tirštą rūką paleisti tą taiką, meilę ir gėrį, ne? Kad tiesiog negalėtų šitoj vietoj įžiebti jokio konflikto, jokio kivirčio. Ar galim tai padaryti? Tiesiog pasikviesti daug drugelių, daug plazminių drugelių, daug fėjų, visokių krištolinių ir visos būtybės, visokios vaivorykštės, kas tik tais kuria tą taiką, tą meilę skleidžia, va tokios harmonizatoriai, visi harmonizatoriai. Ir tiesiog sukurti va tokį didelį energetinį gūsį ir jį paskleisti po visą tą teritoriją, tiesiog tirštai pripildyti. Kad nežiebtų, ta prasme, nebūtų įmanoma žiebti čia jokių konfliktų, nes visi tiesiog per daug draugiškai sutarė. 3, 2, 1. Aha, ką matai? Jo, aš matau, kad ten visokios fėjos, drugeliai, žodžiu, tokios šviesios būtybės. Mes taip rateliais, daug tų ratelių, mūsų daug, kad mes taip rateliais sukamės ir ta juoduma kažkaip dingsta, traukiasi ir vien tik balta šviesa užpildo erdvę. Labai gerai, labai šauniai. Kaip Kristina matai? Toks labai geras jausmas. Taip. Aš tai nežinau kažkodėl, tai ar taip galim pavadinti, kad tą erdvę, tą mūsų Kuršių neriją, o taip, lik mes taip kaip baltą paklodę papurtėm. Jo. Ir paskiau, kad tolyn link pat tą Kuršių neriją, link pat Kaliningrado į tą pusę visą taip, kad nušviesėjo. Prieš tai dar, kai tu kalbėjai, prieš aš dar su karduštu visiems žmonėms taip per makufelius praėjau, taip per galvas pasirišiu biškis kalpus, kad ir paskui dar taip lyg per širdis, kad taip supranti, biški žmonėm reikia per galvą, biški trenkti, atsiklošėtų, žinai. Tai tokia buvo, kad ir per aną pusę irgi taip žmonėm visiems per galvas, kad tai biški atsiklošėtų, žinai. Nu va, labai gerai. Kas gali norėti konflikto, ta prasme, apie ką mes kalbame? Taip, nes aš iš viso pagalvojau, kad iš tiesų mes, va čia gyvenantis lietuviai ir ten už sienos gyvenantis tie rusai, man atrodo, iš vis net nekonfliktuojam, ta prasme, net minties tokios nėra, nes tiesiog
visi norim draugiškai sutarti, ar ne taip? Gal aš nelabai žinau nei istorijas, nei ką, bet Nu jo, yra visokių žmonių, visko. Yra taip. kiti labai įsijaučia ir jau jiem priešai, žinai, yra tokių. Bet man tai asmeniškai atrodo, kažkaip va, aš jaučiu, kad tie patys vietiniai gyventojai, va čia va gyvenantis, tai kažkaip nori tos sutarti. Nes vis tiek čia jie važinėjom, mes čia vieni pas kitus pastoviai važinėjom per tą sieną, žinai, vis tiek va, gyvenam ant tos pačios va, teritorijos, tos pačios žemelės, kažkaip aš net nesu girdėjus apie jokį konfliktą, jokį nesutarimą. Kažkaip atrodo, kad va, čia, žinai, maža teritorija, kažkaip norim draugiškai sutarti, nes nei mes norim, kad jie mus pultų, žinai, nei jie nori, kad mes kažką čia, žinai, darytume. Ne, tai žmonės pirmiausia nori gyventi savo normalų. Taip. Nori net prie jūros. Iš viso čia tokia harmonizuojanti aplinka, čia ta prasme tokia, taip gražu, tokia gamta ir jūra, marios, žinai, viskas, tie smėlynai visur. Nu, taip, tokia, žinai, harmonija, ar čia kažkokius karus pradėti, iš viso. Tai vat, aš manau, kad tikrai žmonės karo čia nenori ir visi, manau, net ir miegantis pasirašytų, vat, kartu skanduoti tą taika. Nu, va, o ką mes čia, kas visi su lasdelėm, visokie magai ir panašiai, iš viso pakylam virš šitos teritorijos ir uždedam tokį kaip apsauginį maginį gaubtą, kaip šarvus, žinai, saugojantį visą šitą teritoriją, galim ir rusų tą teritoriją irgi kartu apimti, kad čia jokių konfliktų neįžiebinės. Tiesiog dedam tokį skliautą, darom maginius užkalbėjimus, darom maginius įspaudus, paišom šviesos kalbos ženklus, darom, tvirtinam šitą intenciją labai labai giliai įrėžiame į energetinį lauką. Taika. Pakilom aukštai, ta prasme, tu sakai, mes pakilom, žinai, ir aš pakilom. Taip kaip iš lėktuvų, matyti. Dabar man labai didelis bankas. Aš žinok, tave prastai girdžiu, tai girdėjau, kad pakilai ir kaip iš lėktuvo. Jo, kaip tu sakai, pakilom, aš pakilau. Irgi aukštai, į tą pajusti, kad jis ten uždeda. Tada matau jūroje tokius blankus, didelis krantą veršis. Bet čia nieko blogo to neišjauti, ką? Nežinau, protas įsijungia. Išjungi protą varikliuką, susirandi knopkę, kuri yra parašyta protas ir išjungi 3, 2, 1 ir visas jis nustoja veikti. Motoriukas tiesiog išsijungia. Man tai atrodo, aš tai kažkaip jaučiu, kad viskas, jau mes čia taip užtvirtinom, kad šakės spindi, viskas tiesiog baltai. Jo, viską tą reikia dabar visiems dėkui, visiems šviesos karą. Dabar pamačiau Lietuvos žemėlapį kažkaip ant stalo išskleista, kur tie šviesos kariai sustoja. Aš paėmiau lasdelę, burtų pabaksnojau į tą Lietuvos žemėlapį visą ir užsidegė taip tokia balta šviesa viskas. Wow. Kaip vėliau kokiam. Gerai, šaunuolė. Jos aš norėjau iš vis sakyti, kad dabar tą patį padarom, žinai, ant visos Lietuvos, tą patį skliautą užslenkam, žinai, tą tokį baltos šviesos apsauginį, tą taika, žinai. Užkeliam tą energetiką, irgi padarom įspaudus, kad šioje žemėje jokių karų nebus. Ta prasme, draudžiam labai labai griežtai, visi magai darom kartu intenciją, baltą magijos burtą ant visos Lietuvos žemės, tiesiog kaip apsauga, kad negalėtų juoda energija įsiveržti. 3, 2, 1. Tik čia, bet ir paskui visai teritorijai taip pat. Labai šauniai šiandien merginos darbuojatės. Tiesiog neįtikėtinai. Wow. Matau, kiek turi burtų lasdeles keliam į viršų
ir kažkaip šviesa eina iš tų lazdelių ir aplink taip šviesa. Nu va, super, labai gerai, aš irgi tą galiu matyti. Tokia vienybė. Mhm. Nu va, labai šauniai. Energija pasikeitė, lengva. Kas? Pasikeitė energija, pasidarė lengva. Taip. Mane dar kažkaip meta į kitą erdvę, vis jau nežinau kelintą kartą, kažkaip kylu kažkur labai aukštai, kažkaip per gaubtus, per kosmosą jaučiu kylu. Ir viršui kažkoks matau kaip stiklinis burbulas ir kažkokie kaip brangakmeniai kabo, nežinau kas ten, paskui pasirodė lyg ten karūna viršui. Kažkaip atėjo žodis Anglija, nelabai suprantu. Tai čia Anglija viską ten. Kodėl man tiek meta? Mums tos čia Anglija kūrė, man taip atrodo. Reikia gal sudaužyti juos, aš nežinau, nes man vis meta, vis kyla. Tai gal palauk, padėkojam šviesos kariam, galim tu keliauti, ar kur ten. Tai su visos šviesos kariais keliaujam. Ką čia dabar? Varom. Ar ten tie brangakmeniai negali būti kristalai pavogti, kuriais jie piknaudžiauja ir kuriuos naudoja? Anglija, žinai. Jo. Nes Ačiū, kad čia gera energija tų kristalų. Nu taip, bet aš tą patį pajutau kažkaip. Ai, kristalų yra gera energija? Taip, jinai matė kažkokius kabančius, jie greičiausiai jais piknaudžiauja, jas naudoja, žinai, saviem tikslam. Kažkaip net skamba, atrodo, kai varpelyje išgirdau kažkoks skambesys. Oho. Tai gal jas reikia išvaduoti, ką? Kaip jauti? Jaučiu, kad taip. Nu tai va, rodom šviesos kariam visi kartu, tas kristalus ten, brangakmenis, ir mes juos vaduojam iš to įkalinimo tada, gerai? 3, 2, 1. Tiesiog per pasąmonę kūrybą pasireiškia, kaip jūs juos vaduosit, kaip jūs juos trauksit, atkirtinėsit. Nu, tu, aš nežinau, gal ten nebuvo kažkokių šniūrų parišti. Jie kažkaip sukabinti buvo. Sukabinti, aš taip nukirtau. Taip, jie išsiskaidė, ta prasme dabar. Ir jie nukrito ir gaudo kiekviena šviesos būtybė savo. Oho. Šakės. Gerai, visus nukertat. Ir švis ten bombą padarot, tai karūnai, Anglijos ar ką. O kur ta karūna tu matai? Nesuprantu. Aš dabar nepatau jos. Ta prasme, jinai atskirai išlindo kažkaip. Iš pradžių tie rutuliai, kažkokie burbulai, tie kristalai ir paskui tik tais karūna išlindo. Jo, atskirai. Aš manau, čia tau kaip ir hierarchija kažkokia parodo. Nes aš taip suprantu, kad ta Anglija kaip ir valdo visą pasaulį vos ne, beveik. Nes jinai tiesiog kažkaip tą įtaką nuo tos Britanijos taip plėtė per visur ir yra labai daug papirkę tų valstybių. Tiesiog jie kaip ir agendas tą savo varo ir valdo. Jų energetika kaip ir dominuoja pasaulyje. Tu prasme, didžią pasaulio dalį greičiausiai valdo, dėl to taip ir rodo. Tai būtų pas laikas jiem prarasti tą savo valdžią, galę. Tai jeigu matote ten tą karūną, tai galite visai ten pabombinti. Neina jos pabombinti, aš bandžiau ją kirsti, dabar pati pradėjau kristi žemyn. Tai dėkis apsiausto nematomumą. Jau į žemę kažkaip. Ir tu grįžai į žemę? O, bet ta prasme nieko tokio jaučiu, kad nesvarbu kažkaip. Tai jo, nes aš manau, tave traukia ten tik tam, kad tos kristalus, šiaip informaciją duoti daugiau ir va prie to paties gal tos ir kristalus išgelbėti. Nes čia buvo susiję, žinai, su tuo karu norimu padaryti. Gerai tada, gal žiūrėkit, gal ten visai jau neblogai. Man tokia ateina mintis, kad, pavyzdžiui, tie kristalai, kaip yra, kaip paima dalelytės kristalų mūsų.
Ir tada mums kažką liepia daryti, kažkur eiti. Vienu žodžiu, kadangi mes jaučiam, kad ten yra mūsų dalis, kažkaip mes plūstam ir kaip čia pasakyti. Kažkaip mūsų valdo. Lengviau valdo, ne? Manipuliuoja, įkalina, nes iš mūsų atima mūsų dalį. Taip. Nu taip, kažkaip va tas yra, kad tada gali mūsų valdyti. Aha. Supratau. Ar kažkurios iš mūsų yra kristalai ten kažkur dar pagrobti, atimti? 3, 2, 1. Aš kažkaip prisiminiau tą, kur susigražinau, ką tik šiandien hipnozį. Aha. Man tas atėjo. Bet jis jau pas tave grįžęs, ne? Jo. Tai lyg ir nedaugiau, neteina. Aha, tau, Kristina? Nežinau, žiūriu, kalbu, lyg viską nukirtau, bet kažkaip lyg stebėjau, kas kiti gaudo tos kristalus. Bet kai tu sakai, ar yra, man kažkaip lyg ir yra, žodis labai. Gal kitur yra, ne toje erdvėje, dar kažkur kitur. Karūnai. Karūnai? Jo. Turbūt. Kaip sakei? Atrodo, kad karūnai. Ar karūnai yra tavo kristalas, tau priklausantis kristalas? 3, 2, 1. Taip. Nu tai viskas ir tu ateina su savo kardu ir šarvais ir pareiški, sakai, čia yra mano kristalas, aš jį dabar susigražinu. Vis ten atėjo kažkas? Močiutė atėjo. Ir išėjo. Aš jau hipnozės. Gal manęs ieškojo? Nu, negirdžiu, ką jinai ten. Kažką nepatiko, arbatmedžio kvapas, jai atėjo pasiskusti. Jinai negali užuosti jo. Ne, aš manau, jinai manęs ieškojo ir užuodė tavo kvapą ir išėjo. Gerai, tave įvesti atgal? Jo, įvesk iš tikrųjų. Gerai, nusiramink, ramiai, atsipalaiduoji, išjungi protą, apie nieką negalvoji ir klausai tik mano balso. 5, 4, 3, 2, 1. Suskaičiuosiu tau nuo 3 iki 1 ir tu vėl susijungsi su savo pasąmonė. 3, 2, 1. Jau pavyko? Gerai. Tik saulė mano pas mane kompanija, aš tau papasakosiu tokių dalykėlių. Jungėtės, susirask mane. Aš esu prie tos karūnos. Ta karūna yra pas draką ant galvos. Ir aš jam sakau, aš sakau vis tiek atėjau pasimti, nusklavė, nesklavė, bet aš atėjau pasimti savo kristalą iš tos karūnos. Taip. Kur labiau aš noriu jo pasimti tą kristalą, tuo labiau tu nori manį. Ir man atrodo, kad man raudonas kristaliukas toks kaip kalbėjimo. Nu ir viskas, ta prasme, ir tu sakai, čia mano, ir gali, jeigu ką, išsitraukti su kardu ten tą kristalą, aš neįsivaizduoju, kaip tu ten įtrauki. Nežinau, toks jausmas, kad jis pats išėmė tas drakas. Oho. Man tai geltonas toks atskrido mažiukas, aš iškart priglaudžiau į tai prie savęs. Tau geltonas atėjo, irgi kristalas iš tos karūnos. Nu, eina savo. Nu, viskas integruojatės, išsivalo tik tos kristaliukus, gerai prasivalot, išsigryninat. Jo, žinai, stoviu prie to drako, paleidau, žinai, absoliuto šaltinį, kad dezinfekuotų
su visų Taip, kristalais. taip. Kad jokio viruso neparsineštų ir dar kažko nereikalingo. Aš tai visą jo karūną dezinfekuoju. Ne. Ir jį patį dezinfekuok su absoliuto šviesa. Nu. Oi, gerai. Nesakykim, kad nebesirgtum tiek to virusų kosminių. O kovido? Pavėdų žodžiu. Gerai. Į kur įsideda tos kristaliukus, pažiūrėkit, į kurias čakras. Nežinau, kadangi buvo visiškai raudonas, aš pagalvojau, ar nebus iš pirmos mano čakros. Nu, aš irgi tai pagalvojau, kad tau čia su tom baimėm gal susiję ir kažkokiu pasitikėjimu, gal savim netgi. Iš sklavo išeiti vaidmens pagaliau. O, va. Gerai, o kur saulė? Nu tai jaučiu į pilvą, kadangi geltonas. Nu, va, gal tau su kūryba kažkas bus dar ekstra. Ar kuo tenai, ar šiaip gal gyvybė, nes dar energijos daugiau. Aha. O mano kristalo nieko, kad ten nebuvo. Mes, žinok, dabar, atsiprašau, bet dabar pergalė šokį. O tavo, Emilija, matau, kad toks kaip bespalvis, toks, nu kaip pasakyti, Aha. skaidrus. Aha. Jo. Tokį Gerai. matau. Gerai, aš šitą irgi dezinfekuoju. Ir kur aš tik jį sustatysiu? Kur tu matai, kad aš jį sustatau? Kažkur viršuj. Aha. Bet trečią akį ar dar aukščiau? Gal dar aukščiau, žinok. Neturiu kokios karūnėlės. Turi. Jo, aš irgi jaučiu, kad turi, žinok, kaip pasakėjai. Nu, šakė, nes aš kažkaip pajutau, ne, kokią karūnėlę. Jo, nes tu dar saulė nepasakė, kad kažkur aukščiau, žinai. Tai man vis tiek kažkokia, kad tu gal turi karūnėlę, diademą, kažką to. Jo. Eik, tai fainai. Geras. O pas jūs nėra karūnėlio, apsičiupinėkit. Nes šiaip labai kažkaip ir Kristina, ir tu norėjai sužinoti, ar karūnėlės neturi. Ne, nežinau, pagalvoju, kad kažkaip neaktualu man. Nebeaktualu. Jo, dabar džiaugiuosi užpakalį, įdėjau tą Kristiną. Į pirmą čakrą įsidėjau. Gerai. Karštis net išpylė, žinok. Oi, kaip smagu, kaip fainai. O tu, Saulė, mane gerai matai? Ar taip šiaip? Nu taip neryškiai, tave neryškiai. Aš tą draką labai ryškiai matau, bet tavęs neryškiai. Tokia, nu jo, tyra kažkokia labai tokia, nu jo, plazminė, lyg ir nelabai jaučiu tavo kūną, bet jaučiu sparnus matau. Kokios spalvos? Tokia jaučiu kaip į rožinumą, bet ir tarp balto ir rožinio kažkoks toks. Nu va, vėl pasikeičiau. Geras. Bet aš kažkaip... O kaip tu tą draką matai? Nu, kaip toks labai didelis sostė ir toks, aš jį šono matau. Žodžiu, snukis tai kaip šito, nu kaip drakono, bet toks, nu jo, kaip drakono snukis, bet toks nemalonus labai. Bet biškai gal ir kaip krokodilas. Jo. Kūnas, ane? Jo, kažkas tarp to ir yra drakas. Aha. Labai gerai, šaunuolė. Labai šaunuolė. Iš viso to. Taip nerealiai varai. Labai nerealiai, tikrai. Gerai, keliaujam mes į aukštesnę erdvę. Gerai. Dar prieš tai išsiųskit burbuliukų visom šviesos būtybėm, kurių kristalai yra toj karūnoj, gerai.
kad čia yra tų kristalų, tiesiog pašaukite, kad jos irgi ateitų atsiimti tų savo kristalų. 3, 2, 1. Kam tam priklauso, tam jau patys, kad tegul pačios susiranda, tiesiog burbuliukus išsiunčiat informacinius, kad va čia yra. Jau eina renkasi, matau kristalus. Telepatam kažkaip visiems. Telepatą mane. Gerai labai, kad renkasi. Nu va, padėkojam šviesos kariam visiems, gerai, siunčiam. Tiems iš Rusijos tiems, nežinau. Taip, tai visiems šviesos kariam, tai visiems, kurie ten tik prisidėjo, kurie buvo kartu. Visiems siunčiam padėką, dėkingumą savo, energijos geros, aukštos. Nu va, dar susitiksim bendriem visokiem darbam. Šis būtų labai smagu, kad viso pasaulio šviesus žmonės kažkaip apsivienytų, žinai, kažkokią tą vienybę, kad dar labiau pajustų, kad pradėtų visi bendrauti. Gerai, atsisveikinu. Gražus, tie rusai tokie gražus vyrai. Tokiais ilgais plaukais. Toksai tais tokiais, biški tokie tautiniai, tokie marškiniai, žinai. Pasivieniai. Šviesus tokie. Tai šviesos kariai, ne? Ne, ten tie. Protėviai. Aš nežinau, ar jie ten yra šviesos kariai dabar dirbantis, ar jie kažkokie protėviai. Gerai, kad tau patiko. Nu ir viskas. Tada... Ar žinai ką, ar noriu pažiūrėti tą asiliuką, reikia iškrapštyti. Tai skrendam dabar jau į kitą erdvę ir ten tada dar pabaigsim susitvarkyti. Gerai? Gerai, susikabinam visos už rankučių ir dabar šoksim aukštyn į aukštų vibracijų saugią erdvę, kur pabaigsim apsivalym ir galėsim iškartyti regeneruotis. Galim, kad ir prie to džekuzio, gerai? 3, 2, 1. Kylam. Ar pakilom? Nu, tu pasakai džekuzis, tai aš ir matau mūsų džekuzį. Džekuzis, o priešais man nosį dar tas asiliukas. Gerai, o tai čia tas pats ar naujas? Pelniuko kažkokiom ausim. Aha. Nu, iš to sapno, kad aš jį turėjau. Gerai, nu, tai viskas, tu iš jo reikalauji kontrakto. Sakyk, rodyk man mano kontraktą su tavim. 3, 2, 1. Vienu aš ten asiliuką tada valiau. Šlorą. Ne iš savęs kartais tu tada įvaliai. Iš kur jis buvo? Neprisimenu, žinok aš. Iš savęs. Kažkaip vėl prisileidžiu. O tu matai, kad tą kontraktą? Nebeieškok, žinok, aš tai tikrai neprisimenu. Tiesiog... Tada paklausk manęs, ar yra kontraktas. Tai aš sakau, ar yra kontraktas su tuo asiliuku? 3, 2, 1. Taip. Nu tai ir viskas, reikalauju iš jo to kontrakto, susirenki visas kontraktų kopijas per dimensijas, egzistencijas, laiko juostas visas, viską susirenki, 3, 2, 1, visi tavo atskirtas. Nusiminė jisai. Nu, nieko to. Pastatyk tu jam šreką asiliukui, žinai, kad nebūtų taip liūdna juodoj skliai. Tai sakau, ten pilnas šrekų bus visokių. Tai galėsi pasirinkti kokią nori žalią, geltoną. Kažkaip ateina dar Virgos, tam sapne prieš tai mačiau, man vis keista buvo. Nes tam sapne aš liksiu ją susitikau, žinai. Ir aš susikabinu. Bet biški buvo jausmas, kad čia fišė kažkas yra nepanašu. Kristina, išmeti dabar kontraktą, nenukrypk. Išmesk dabar tą kontraktą ir tą demoniuką asiliuką. Ten turbūt buvo mano pasirašymas kontrakto, man sapne. Kai tu su jie apsikabinai sapne? Jo.
Nu ir... Oi, tai jinai buvo holograma 321. Velnystė. Nu, tai ir viskas. Ir meti lauk. Užtenka, žinok, mes labai čia esame ilgai. Gerai. Bet tas toks nusiminęs, vai. Emocijas, ta prasme. Ten tau bus draugelių. Manipuliuoja čia tavim, kad neišmestum, pagailėtum. Jo, krami. Išmetei. Įspėrimai. Nu ir viskas, gerai. Iš viso, atsidaryk, Kristina, savo sapnų erdvę dabar. 3, 2, 1. Lauk, užpyliau viską ten. Atidariau smegduobę, užpyliau baltą šviesą, kad viskas ten. Taip, viską tiesiog išdegini, išdezinfekuoji toj erdvėj. Saulė, tu irgi tada atsidaryk savo sapnų erdvę, susirask, tau pasąmonė parodys, gerai. 3, 2, 1. Čia kažkaip yra susiję tas asiliukas, viskas. Kažkaip aš Virgo savotiškai pasilgau, žinai. Ir kažkoks tas ryšys yra ir per tą emociją pagaunu. Pas ją ten sėdi ir jie bus reikia. Ir turbūt per mus per emocijas tokias pagaunam žemė, vibracijas, santykis su kitais žmonėmis. Pasirinko savo kelią. Pažiūrėk, gal tu turi ją paleisti, ką? Arba aš jai turiu padėti. Bet jau padėsi, tai tik kitoj hipnozijai. Gerai. Čia biškai, žinok, kas čia man yra, žinok, aš jį per galvą biškai su kartu. Tai taip, čia normalu, taip ir turi būti. Duok ją per galvą su kartu ir burbuliukų ją informacijų duok. Aš einu pasaulę. Saulyte, ką tu? Aš nežinau, mane, kol jūs kalbat, kažkaip po įvairias erdves mėto, net nesuprantu, kur. Aha, grįžk į tą erdvę, prie džakuzę, 3, 2, 1. Aha, įkritau. Gerai, tu atsidarys savo sapnų erdvę? Mane, jo, atsidariau, susitvarkiau, bet vis tiek kažkur mane tempia į viršų kažkur. Nieko, to einaisi pažiūrėti. Viską tenai išdezinfekavai? Jo, ten kažkokį kristalų pridėjo. Kažkokį kaip grybą. Pamačiau kaip save ant lovos ir virš mano galvos kažkoks kaip grybas. Delnai, žodžiu. Ir aš tuos delnus... Palauk. Ir šviesos ir kristalą įdėjau. Gerai, o juos išmetė visus į portalą su to grybu visu? Ne, grybas kažkaip jaučiu ten ir turi būti. Grybas yra kažkas susijęs, žinok, su manipulacijom. Tu turi būti ant to grybo. Lipk ant to grybo tada. Kažkada kažkaip... Sapnų erdvė. Aš prisimenu, bet ten nesapnų erdvė. Pabandyk Saulę, pažiūrėk, ar tu turi būti ant. Ar yra tada gerai? Nu, nežinau, nelabai įsivaizduoju. Gerai, iš vis nuskenuokim, ar tas grybas turi būti tenai to erdvėj. 3, 2, 1. Nesuprantu. Ar nebus čia? Aš tai niekad nesusidūriau, aš tiesiog esu kitais mus. Man tai dabar... Saulė, gal tu, kai grybuko esi kažkada ragavus pas tave, užaugo grybas tenai kažkokio erdvėj. Ir išsivoja didelis. Oi, negali. Pažiūrėk, ar taip negali būti. Nes, ta prasme, jisai veikia ten tavo visokius ten įsluoksnius, žinai, ten to išnešinėjo. Pasižiūrėk, ar ne. Aš jaučiu, kad tas grybas turi būti. Čia net ne grybas. Ta prasme, kažkokia struktūra. Kažkokia struktūra, ne grybas, čia aš tik pavadinau grybą. Aha, gerai. Ten kažkaip lyg naktį aš į tą struktūrą įeičiau ir ten vyksta veiksmas, žodžiu. Energetinė tokia dauna, tas toks atsimeni, kaip pasako. Nu, aš tai žinok sapnų erdvę, tai kažkaip taip matau labai įdomiai, taip nuo galvos. Toksai, toks siauras, toks nesiauras, bet toks trumpas kaip tuneliukas, ir paskui toks burbulas. Tai gal... Jo, tai taip tai ir yra. Tai va, aš sapnų erdvę matau labai keistai. Dabar liep man irgi
pasivalyti tą sapnų erdvę. Tai aš jau tau liepiau, tu sakai, užsivalyti. Ai, tai kad aš kažkur kitur buvau. Susirandi, Kristina, savo sapnų erdvę. 3, 2, 1. Tavo pasąmonė tau parodo, kur jinai yra. Kur tu iškeliauji kiekvieną naktį. Nu, pat, kaip sakai, dabar toks irgi burbulas balionėlis. Nu ir viskas, tu ten pripildai dezinfekuojančios šviesos, energijos ir išplauni visus ten juodulius, kas ten nepriklauso, užpildai visas skylės, tiesiog viską susitvarkai, kaip tau patinka. Tai gerai, Saulė, tada ir tu tenai viską prašvieti, pradezinfekuoji, sutvarkai. Ar tau, pasižiūrėk, ar tau yra kažkokia ten būtybė, ar kažkokia programa, kas tau trina atmintį dėl sapnų, kodėl tu neprisimeni sapnų arba nesapnuoji. 3, 2, 1. Nu, kažkokios būtybės gal virš galvos, kažką demoniukai, kažkokie du jaučiu, 2 būtybės. Aha, nu tai ir viskas. Mažiukai. Tu jas prieš save pasistatai, kontraktų pareikalauji. 3, 2, 1. Kontraktus. O jau aš dar su tais kontraktais. Viskas. Atėjo išskrenda pro langą, jie matau. Ir iš karto atidaryk ten juodą skylę, kad įkristum. Nepalesk. Vienam atskirą juodą skylę kažkaip. Nu va, gerai. Ir tos kontraktus irgi sudegini ir išmeti. 3, 2, 1. Nu va, puikiai. Nu, Kristina, susitvarkiai? Nu jo, pyliau ten šviesą, kažką tamsai išbėgo kanalizą. Labai gerai. Šaunuolė. Nu, sapnų erdvės pas abidvi švarios. 3, 2, 1. Aš dar jaučiu, kad buvo kažkokie kontraktai papildomi su tais demoniukais, nes jie atskrido. Vėl tu ten stogo prie lango, matau. Vėl, da gerai, tada išsišauki visus kontraktus su šitais demonais per visas dimensijas, visas laiko juostas, egzistencijas ir energetinės struktūras. 3, 2, 1. Jo, padegiau dabar visą virtinę. Taip, visus supleškė. Nes pas mane visada sapnai visą gyvenimą kažkokį, nekokį. Beveik gražių sapnų nesapnuoju iš tikrųjų. Žinok, aš irgi pasąmonę tiesiog perspėju, žinai. Bando kažkaip perduoti informaciją per sapnus. Nieko, tu sutvarkysim dabar. Jeigu reikės, tvarkysim dar. Nu va. Gerai jau dabar? Saulė išmesk viską. Dabar kaip ir gerai, dabar dar kažkaip su lasdele fejerverką kažkokį susprogdinau. Gerai, šaunuolė. Nu va, ką dar norėt pažiūrėti? Kristina, ką tu dar norėjai? Nu, aš taip nuo tos dalykų norėjau pažiūrėti. Ir viskas. Savotiškai norėjau globalinės, gavom globalinę. Gavom globalinę tikrai. Aš kažkaip jaučiu, palova kažkoks demonas yra. O, aš dar šiandien kišau tą smilkalą palovą. Aha, kas ten per demonas? Kieno tas demonas ten tavo ar kažkieno kito? 3, 2, 1? Kažkoks pašalinis jaučiu. Jis po kambarį dabar vaikštinėja. Gal močiutė įnešė. Užėjus. Aš žinok, jaučiu, kad gali. Demonas, jo. Gerai, mes dabar pripilam ten visokius... Mažinau aš jį dabar toksai. Aha, matau, jie į kambarį. Gerai. Ai, matai, kad mama įėjo į kambarį. Aš iškart sumažinu, toks pirziukas tapo. Nu ir išmeskit iškart juodą skylę. Ar jisai kontraktą turi ar neturi su mumis? 3, 2, 1? Ne, su manim neturi. O su manim irgi neturi? Man atėjo kad neturi su manim. Tai tiesiog užnešė, ne? Aha, viskas metamės į lauk, juodą skylę ir pasidarysim apsaugas. Kambaryje. Išmetėt? Ar išmetėt demoną? Išmečiau, jo. Aš jį taip sumažinu, tokį kaip tarp 2 pirštų paėmiau, žinai. Aha,
Nu, va, super. Aš jau dedu apsaugas viskas. Tada Gerai, aš apsaugas. irgi dedu, aš tokį geltoną tinklą, tokį dedu O, šviesos aš irgi. energijos. Aš tai su, Geras. aš tai pačioj pradžioj hipnozės, kai skleidėdamės apsaugas, tai pradėjau sektis šarvus. Pat sekti tokius žmonės ir taip jaučiu, kaip diržiukus taip užsiseku vis. Nu, gerai, gerai. Labai gerai. Iš viso paduodam tokį vėjo gūsį, tos baltos energijos, ten fėjų dulkių ir ten, žodžiu, baltos magijos dulkių per visus namus tiesiog po visą butą praleidžiam tokį, tiesiog kaip vėją užpildantį greitai visus kambarius, kad biškai visus ten tos demonus išmes 3, 2, 1. Aš per visą namą šitą daviau. Nes O. kažkaip jaučiu, kad kylu į viršų, tai per visą namą daviau. Gerai, šaunu. Iš viso, jo, močiutę per mėsmalę prasukam. Kai aš pradėjau pūsti kažkaip ir taip per kambarį ir taip į miegamą ir plius ją prie kojų, žinai, kažkas yra prikibę, tai valiau nuo kojų, kad kažkaip. Žinai, tas gūsis taip užstrigo. Aha. Kirstu į ten per tos kojas su šviesa 3-1. Jo. Ir ją per mėsmalę prasu, gerai. Ir prieš tai girdėjau, kad norėjai. Jo, taip prasu. Tik judėjom, Ja. Prasuki ir įkišamės ją į kolbą. Tegul ožiai nesireiškia. Demonai tegul nesireiškia. Sakau, imk mezginį ir sėdė kolbą. Žiauru, bet nu ką padarysi. Aš ją į tokį kiaušą, tokį didelį statau, žinai, uždarau, pajungiu aš ten energinį tiekimą, pajungiu aš ten plačiatką rodyti, žinai, realybę, tiesą, filmukus informacinius. Tegul mokosi, tegul sėdi, tvarkosi. Čia kitaip nieko nebus. Aš kažkodėl pas elfus planetoje atsidūriau. Pas elfus? Tokį didelį grybą aš pradžių pamačiau, o dabar žiūriu tokį Bet tu mišką. įsivaizduoji, dėl to, kad mes turbūt kartu, matai, esam susijungę, nes aš galvau, kad ta močiutė vėl, kas jin tokia yra, ir nes aš praeitoje hipnozį kažkada Emilija klausė manęs, gal jinai elfė yra. Gali būti. Nu, nežinau. Gal. Na tai kodėl jinai nukeliavo į tą elfų planetą? Nu, kažkaip patraukė į elfų planetą, aš skridau. Kažkaip kai matėm namus, ten tos demonus ir į elfų planetą nuskridau. Pažiūrėk, ar nebus tau, kad ateis mūsų močiutės avataras. O tu. Nu, pažiūrėk, Saulė, ką tavo pasąmonė nori toj planetoj parodyti. 3, 2, 1. Ramiai atsipalaiduok ir tiesiog leisk pasąmonį tau parodyti. Kad prie grybo kažkokio didelio, ne? Jo, grybą aš tą matau, man tau ir grybą rodo, aš visų pusių nesuprantu. Aha, kas ten per grybas? Tai gal reikia valgyti jį, gal jį sveikatą. Jaučiu, kad ne, čia kažkas labai didelio. Kažkaip galingas jisai tas grybas jaučiu. Man jis iš pradžių dar paskui gėlės pavidalu pasirodė. Oho. O kažkas paskui iš viršaus tai kaip sakralinė geometrija ta kepurėlė jo. Čia kažkokia kaip apsauga gal eina, nežinau. Nu, šakės. Bet jaučiu, kad gali būti, žinokit, močiutė. Kažkokią būtybę šalia jaučiu labai. Kas ten per būtybę? Identifikuok prie jos. Čia daug elfų jaučiu, žalias elfas šalia manęs kažkoks. Žalias elfas? Aha. Jo, čia dauguma žalių jaučiu. Aha, kas čia? Ar tu pažįsti šitą elfą Žemės planetoje 3, 2, 1? Taip ar ne?
Šiaip ir mano buvęs vaikinas ateina kažkaip. A, aha, aha. Jaučiu, kad šiaip daug elfų aš pažįstu. Daug elfų pažįstu, vat žemėj šitoje reinkarnavusių. Aha. Mano pažįstami, daug jų yra elfų. Matai kaip. Turbūt dėl to ir atsiradau ten. Bet bet fėjos kitoj planetoje gyvena. Ne? Jo, Jo, bet čia jie labai šalia vieni kitų kažkaip, ne? Mhm. Man atrodo, jūs kažkaip gal netgi lankot vieni kitus ar kažkas tokio. Kažkaip persipynė truputėlį. Kaip ir atskirai, bet šalia. Ar aš klystu? Gal aš klystu? Taip. Mhm. Na, o gal tau kažką tau tas grybas gali tikrai padėti, kažkokią naudą duoti? Ne šiaip su tavimi. Jo. Nesuprantu dabar. Pažiūrėk, tau tas elfas gali parodyti, ką tau reikia. Paprašyk to elfo, kad tau parodytų, ką jis nori tau parodyti. Paprašyk informacijos 3, 2, 1. Kažkaip liečiam tą grybo kotą, matau. Bet nesuprantu, kas iš to. Gerai, toliau sektų jį, toliau žiūrėk, ką jisai daro. Sakyk, nu, kas toliau, ką tu čia man nori tuo parodyti. Klauskė. Kažkoks labai super grybas. Kažkaip jisai ir sukasi ratu dabar, kai mes einam ratu, kažkaip sukamės. Įsukomės tą grybą. Gerai. Suka tada. O gal ten kažkoks, kodėl jisai sukasi, o gal ten yra kažkoks slaptas įėjimas? Ką norėjai sakyti? Ką norėjai sakyti, Saulė? Iš pradžių norėjau sakyti, kaip kažkokia energija gali eina iš to grybo. Nesuprantu. Viskas gerai, nesijaudink. Aha, kas ten per energija? Tiesiog pamatyti, pajausti. Ja, tiesiog pasako, ką matai ir nesuk per daug galvos bandydama suprasti ją. Mes čia kartu atnarplėsim. Kokia ten eina ta energija? Kaip tu ją matai? Kaip tu ją jauti? Čia gerai, harmonija kažkokia. Harmonija, apsauga. Aha. Gal jų apsauga tokia tas grybas, aš nesuprantu. Aha. Ačiū, gal dėl to mane numetė ten, dabar aš pajaučiau, kad mane labai gal mėtė į visokias erdves, neaiškės ir paskui galiausiai atsidūriau ten prie to harmonizuojančio grybo. Nu va. Labai gerai. Nes ten tie grybai, tai yra, kaip aš suprantu, jie ten yra geri, švarūs, viskas su jais ten yra gerai. Tai va, tu prisirink tas energijos, dabar harmonizuokis. Tiesiog prisipildė, gerai? Dabar pasimėgau, gali tam pasimedituoti. Ir jeigu ten tikrai tas pats elfiukas, tai tu jam duok informaciją, sakyk, žiūrėk, biški ten tas žemėje, nei tą pusę važiuoja. Gal jo avataras šiek tiek jam gali padėti, bet nežinau. O gal ten jo avataras ir žino, turbūt supranta. Jo, jaučiu, kad žino. Tik nieko negali padaryti. Man atrodo, jau reikia eiti iš telepatijos, nes mane pastoji vis į kitas erdves neša. Kažką vis tyrinėti, aš viską noriu tyrinėti. Nes aš spėju, aš noriu, žodžiu, greitai susitvarkyti, varyti ir ten. Ir man atrodo, nebus galo tiesiog. Jo. Gerai tada. Kristina, tu jau pabaigiai namuose su močiute? Ką namuose, aš tai irgi prie to grybo. Ai, gerai. Aš irgi ateinu. Aš tai, man atrodo, irgi virš to grybo, nes aš grinai tą sakralinę geometriją matau tokiais plonom, tokiam kaip oranžiniam linijytam, tokiam persikos spalvos kažkokios, vat, tokiam įdomiom švytinčiam, nežinau, tą grybą tokį rusvą, balkšvų kotelių tokį didelį. Bet nežinau, ar tą tokį patį, bet aš... Miško apsupty tokie dideli medžiai, samanos. Tai va, gerai tada viskas šaunam, tada mes iš tos elfų planetos toliau į tuos džekuzius, gerai grįžtam prie džekuzių, kur jau mes eisim regeneruotis. 3, 2, 1.
Prasimalam per mėsmalytę, jeigu norisi, gerai, greitai prašokam, visos pasikviečiam visus šeimos narius, jeigu norit, ar draugus, tiesiog visi žmonės, kurie jums rūpi, irgi kurios galit prasukti pro mėsmalę, 3, 2, 1, tegul visi greitai prabėga, kam reikia, ir galim keliauti, kas prabėgo pro mėsmalę, kam reikia į tą kolbą šviesos, biščiuko prasivalyti demonus, o kas jau, kam nereikia, tai tiesiai į baseiniuką. Pasikviečiame savo ir drakonus irgi regeneracijai, pasimėgauti tuo šviesios energijos džakuziu. Gal saulė drakonus pamatysime kartą telepatijai. Agasą matau savo. Geras. Ką tokia? Agasą? Agasą. Eik savo. O tai jis visada su tavim ir buvo, ne? Niekada gal išsiskyrė net nebuvo. Taip, atsimeni, kai praeitą hipnozę, tą pačią pirmą, man jis išlindo irgi kažkaip. Taip. Wow. O tu, mama, nematai jo pasaulio? Aš nieko nematau, aš tik tai matau. Taip kažkaip tai. Gerai, tada. Papasakok, Saulė, kaip tas Agasas atrodo, kokius spalvų jis yra. Jisai šiaip baltas, bet turi kažkaip kaip vaivorykštinius karčius ir uodegą. Kažkaip su spalvom. Plaukai spalvoti. Ir spindintis ragas toks labai. Geras. Jis yra vienaragis. Taip. Ai, atsakyt, o Agasas tai su sparnais, tiesiai su sparnais ar be? Vienaragis su sparnais. Ne, čia vienaragis. Be Palauk. sparnų? Su sparnais, jaučiu, kad su sparnais. Su viskuo, viskas. Full complex. Kaip iš ponių žaisliukų, kur vaikystė turėdavo, man grinai. Parėjo prisiminimai. Paklausk jo vardą. Ar jis tau pasakys savo vardą? Iš kažkas eina, bet nematau. Nu, tai dar nieko tokio, dar ateis tas vardas. Viskas gerai. Nu, viskas, visi džakuzėje guli, visi tie palydovai, drakonai, vienaragiai, visi kartu. Aš tai skraidau ant to vienaragio, dabar per erdvės skrodžiu. Ir laiko generuoti. Kokia Čia mano negrįsta. regeneracija. Ai, gerai. Gerai, mes O aš tai einam pagulėti. Jau tą džakuzį tokį padariau didelį, nes galvau drakonai, kad tilptų, žinai. Gerai. Daug. Kažkaip tos drakonus matydavau šalia kitam džakuzėje gulinčius kažkokiam. Aš ją parvežiau taip į tolį. Nu gerai. Gerai tada. Nu ir viskas. Ir O Saulė nepamatė mano drakoniuko. Nemačiau. jinai per daug išsiemusi. Dabar labai gera. Ridai. Liukai, dar tavo tą valančią, tą centrifugą prasisukau. Gerai. Nu viskas, žinok, jau gerai prasisukai, tai prasisukai. Lekiam jau viskas, aš jau noriu, žinok, jau atjunginėti jūs. Nes jūs labai pavargsit, jau turbūt pavargau. Jo. Nu viskas tada. Atsijungiat nuo visos informacijos, nuo visų matytų vaizdų, uždarot visus langus, visus ekranus, visus televizorius, viską išjungiat, nuo visko atsijungiat, susirenkat viską, kas priklauso jums. Atsijungiat, grįžtat į savo fizinį kūną, iš kur aš su jumis kalbu, pailsėjusios ir atsiregeneravusios. 3, atsijungiat, 2, 1. Galit atmerkti akis.